Parodysiu, kas ryte šiandien vyksta. Šiandien yra ta ekonominė rungtis. Yra pirmadienio rytas, vienintelė šiandien rungtis. Reikia kūrą nusipilti. Vat visi ruošiasi, bakus išsituštinti. Ir va ten vat stovi jau mikroautobusiukas su kanistrais. Iš ten jau su savo porininku kiekvienas turėsim susipilti, užsiplombuoti ir pasiruošti rungčiai. Ką tik užpylėm ir patikrinau, vat, su markeriu pasirašiau šitam vat, loriai 108. Jisai pasirašė man. Ir vat, čia visi tai daro porom, nes nėra tiek maršalų, kurie viską prižiūrėtų. Tai mes kaip varžovai prižiūrim vienas kitą. Esam paskirti, kas ką prižiūrės. Susipilam kūrą, pasirašom, pasitikrinam, kad tikrai yra tuščia, kad nėra kokių nors atsarginių ten paslėptų bakų ir ten taip toliau. Jo, ir tiek, dabar apie 10 valandą startai. Žiūrėkit kokią gudrystę. Prieš išpilant visą kūrą, jie pasišildo variklius, užkloja juos labai šiltai ir tai duoda vis tiek, nežinau, kokiam laipsnių tos šilumos, kad po kokių 3 valandų ar po 4, kada jie kils, kad tas variklis būtų dar truputėlį šiltas ir kad sunaudotų mažiau kūro šildymui ir kad daugiau kūro liktų skrydžiui. Ir mačiau lėktuvai irgi panašiai daro. Va, žiūrėkit, ten pradžioje buvo skraidyklė aprištų variklių, o čia yra čekų. O čia yra lėktuvėliai. Vat matot, pagal vėliavas taip kukliai nusidažė. Tai irgi pasišildo, apsiriša, kad šilumą laikytų. Ir tada nupila kūrą. Na, Ryti, kokia šiandien bus užduotis? Šiandien bus mano pati blogiausia užduotis. Ekonominis skrydis ieškant posūkio taškų. Kuo daugiau reikia susirinkti. Ir nuotraukų. Už kiekvieną tašką, už kiekvieną apskritimą ten taškus duoda, ten po 5 ar po 100. Plius dar bus kvadratas, kur kažkiek yra nuotraukų ir dar už tas nuotraukas. O kūro yra 7,5 kg, apie 10 litrų. Tai viską reikia susiplanuoti. Šiaip yra 2 variantai, kaip skristi. Arba skristi dabar apie 10 valandą, kai nėra termikų, mažiau vėjo ir galima tiksliau pasiplanuoti. Arba kaip kiti skristi apie 2 valandą ir gaudyti termikus ir daugiau sklęsti ir daugiau sutaupyti kūro. Mes pasirenkam pirmą variantą, kada oras šaltesnis, tirštesnis. Žodžiu, jūs žinot savo taktiką, gerą, išbandytą. Jo. Supratau. Kaip yra. Mes su keturtakčiais nekonkuruojam, bet kokią atveju, mes kitose rungtyse atsigriepsim. Bet yra dvitakčių. Čekai, lenkai turi dvitakčių, tai vat su jais, tau manau, kad... Nu jo, bet ten su kvikais visokiais, ten žinai, kurie ten ir sklendžia ir keturtakčiai, tai ten... Tenka palinkėti tik sėkmės. Ačiū. Iki. Gero skrydžio. Štai grįžo mūsų čempionas ir čempiono padėjėjas. Būsimas čempionas galbūt. Kaip įspūdžiai, Maksimai? Gerai. Grįžau su daugiau kūro negu planavau, nes pavėjui į ten skrendant skridau pažemę, kad sutaupyti ten kūro, nes prieš vėją reikėjo skristi. Prisirinkau taškų kažkiek, tai daugiau dėmesio skyriau nuotraukom, nes nuotraukos ten tokiam kvadratė reikėjo ieškoti. Jos po 100 pem buvo taškų, o tie paprasti taškai ten 5 arba 100. Tai aš daugiau laiko tam kvadratė praleidau. Nu, iš 5 nuotraukų 3 radau. Vieną netgi 2 kartus radau. Pirmą vienoje vietoje radau, paskui žiūriu, blema, vėl tokia pat, žinai. Bet gerai, visas 3 užskaitė. Nu ir grįžau, viskas, kūro užteko, tai aš manau, kad viskas ok, pasisekė. Nu, Ryti kaip sekėsi? Kaip ir... Kaip planuota? Kaip planuota, ta prasme, kūro prasivežiau gerai. Bet nuotraukų neieškojau. O taškus, posūkio taškus mažiau susirinkau negu planavau. Prašoviau kelis, o po to biškelį supanikavau, kad gali kūro neužtekti. Tai jau myniau atgal. O kiek kūro prasivežiai? Jums reikėjo dabar ir išleisti kūrą, pasvert, kad būtų viskas čiki. Jo, išleidau. Tai vienu žodžiu, prasivežiau kūro daugiau negu tikėjausi. Išbuvau, šiaip tai pasiskraidimui, tai oras labai geras. Termikai dirba. O kokią taktiką jūs naudojat? Kodėl jūs taip biški anksčiau visų kitų kilot? Nu, visi stengiasi čia į tas termikus, žinai, kad pasisukinėt. Tai gal ten virš
virš to nuotraukų kvadrato ten negalima suktis, bet jeigu ten va, bus mėlynas dangus virš to kvadrato, tai tu, ką tu ten suksis tada? Nes nuotraukas reikia ieškoti daugiausia užės taškų, o visi kiti taškai ten išmėtyti labai, labai toli. Ten, nežinau, Jurijus va ten gal apskris visus, o mum ten su savo dvitakčiais, nu ten be šansų. Tai kol mažesnis vėjas, tol prieš vėją po vėjų lengviau paskaičiuoti visą tą savo maršrutą. Paskui, kai jis yra stiprus, tai kaip ten paskaičiuoti ten su sinusais, kosinusais visokiais pradėsi ten. Tai mes paprašiau. Nuskridom, parskridom, tai dabar neturim. Ja, aš tai buvau susižymėjęs taškus, kur apskristi. Bet nuotraukų galvoju, jeigu netyčia užteks laiko, matysiu, tai porą minučių padartė, kad praleisti. Bet tai neužteko. Tai grįžau atgal ir tiek, ir ne viską pasiimti. Va, pas mane taip gausi, aš čia pasižymėjau. Vienas taškas, antras, trečias, paskui į kvadratą. Kvadratą radau 3 nuotraukus, čia tokį, žinai, padariau. Čia ketvirtas gal taškas, 5, 6 ir atgal. Na, svarbiausia, visi sveiki, gyvi grįžot. Nu, svarbu, jo, ir su tuo ir sveikinu. Ir kūro užteko, čia visą rytą matematiką skaičiavom, viskas taip ir gavosi ir tai, jo. Super. Jo. Nufilmuosiu jums, kaip atrodo stovykla ir visas, visa tai, kas čia yra aplinkui. Va, čia žiūrėkit, yra takas pagrindinis. Čia yra spektatoriai, tai yra tie, kas atvažiuoja pasižiūrėti, jos maršalai sustato mašinas, ten sėdi maršalas visus įleidinėje, čia pagrindinis yra įvažiavimas. Tai va, važiuoju vieną ranką laikydamas paspirtuko ir sukinėdamas gazą ir kitą ranką filmuodamas. Daug yra dviračių atvežtų į stovyklą, nes čia po aerodromo važinėti atstumai dideli. Tenai horizonte matosi orlaiviai, ten yra karantinas. Dalis karantino yra tokia kaip šalia tako, o dalis yra gilesniai tokiai atskiroj teritorijoje. Nu, iš skrydžio video turbūt matėt. O čia dabar jau yra, prasideda pati stovykla. Pamėginsiu įvažiuoti. Čia yra mūsų stovykla. Pagal vėliavas matot. Slovakai. Ispanai. Lenkai. Vengrai. Kas dar čia yra? Indija, Ukraina. Tokia nedideli. Čia, kaip čia sunku važiuoti. Ledų mašina atvažiavusi. Reikiuojasi berniukai ir mergaitės. Čia yra čekai, anglai, matot, prancūzai. Čia visus priekabos sustatytos, nuo priekabų zoną. Oi, kokia žemė nelygi. O čia yra, ten už krūmų matosi su maršalo erdvė, ir ten mes surinkinėjom visus orlaivius. O čia yra pagrindinė palapinė, kurioje pas mus yra visi briefingai. Ten maisto yra, būna maisto, ne kiekvieną dieną. Ta prasme, kiekvieną dieną, bet ne visada ten būna kažkaip skirtingom valandom. Būna pusryčiai, būna paskui kažkur apie pietus, reikia užsakinėti vakarienę. Ten taip sudėtingai. Čia kroatai ir vokietis čia. Tai tiek žinių. Čia yra pagrindinis angaras. Ten toliau yra tos būdelės tualetai. Ir va šitas pagrindinis takas ten einantis. Tas mano pirštas, žodžiu, per ten visai einam į karantiną. Ten visi mūsų orlaiviai stovi. Nuo saulės uždangstyti. Kad nekaitintų šiandien tokia karšta diena. Nors iš tikrųjų ant žemės karšta. Viršui pakilus ten visai šalta. Ir tik saulė nusileidus irgi labai staigiai viskas atšala. Jau tada ir striukės ir visko reikia. Tai va, kad turėtumėt vaizdą apie stovyklą, šitai pas mus viskas atrodo. Dabar rimtais veidais va ten einam ir žiūrim va ten į tą